atstovaujame Panevėžio solidarumo kavą, socialinį verslą, kurį vykdo asmenys turintis intelekto sutrikimą. Tai šiame forume pasisėmėme naujų idėjų. Manau, vienas iš forumo tikslų yra atrasti partnerysčių, bendradarbiavimo, kažkokių tai idėjų, tai jų tikrai pasisėmėme. Tai per pietų pertrauką jau diskutavome su jaunimu, ko galėtume naujo imtis ir kaip bendradarbiauti su kitais socialinio verslo atstovais. Ir svarbiausia, neišgąsdinti jauno žmogaus, kad kiekvienas gali siekti savo svajonių per socialinio verslo prizmę. It's a good and a new experience in many ways because our company is quite new. It's a small company, so we feel a little bit like a sparrow in a crane dance. But learning-wise, it's very good, yeah, absolutely. And I enjoy the stay. It's hard for me to advise social entrepreneurs in another country because I think the system in Norway, where I come from, there's a lot more funding from the government, there's a lot more funding from departments, so we have sort of a mix between public funding and private funding. And but if we should say anything about any sort of advice is to address the problem as clear as possible and pinpoint the thing you're going to be working with. Džiugu susitikti tokiuose renginiuose ir praktikams tai yra galimybė tiek pamatyti kitus, tiek pristatyti save, tiek be abejo sužinoti, kas vyksta sektoriuje, ekosistemoje, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, įsikvėpti, nes visos tos istorijos, net ir tie iššūkiai, kuriuos patiria praktikai, labai svarbu jais dalintis. Tikiu, kad per iššūkius, ieškant sprendimų kiekvienu konkrečiu atveju, tikrai galim gerokai pakelti tą pačią emociją socialiniam versle, socialinių verslininkų tarpe. Šiandien jau vien susirinkusių skaičius pirmiausia rodo, kad pokyčiai vyksta ir iš pačių įvairiausių suinteresuotųjų šalių susirinkęs tikrai gausus būrys tiek ekspertų, tiek praktikų, tiek politikos sektoriaus atstovų ir tos pačius praktikus vienijančių organizacijų atstovų, tai tikrai tikiu, kad tas bendras darbas jisai duos rezultatų ir nuo šiandienos mes judėsim šviesmečiais. Tai yra metinis mūsų ekosistemos renginys, kur mes susitinkame vieni su kitais pasidžiaugti pasiekimais, pasidalinti, kas skauda, ką galėtume dar nuveikti kartu, kur reikia pastiprinimo. Taip pat užmegzti naujų ryšių ir pasisemti svarbiausia įkvėpimo. Ir suprasti, kad mes nesame vieni patys savo, kad tai yra didžiulė bendruomenė, aktyvių žmonių, kuriems rūpi, kokioje Lietuvoje gyvename ir spręsti visuomeniai kylančius iššūkius. Pagrindinis socialinio verslo ir inovacijų forumo tikslas yra atviras dialogas tarp visų suinteresuotų šalių. Labai džiaugiuosi, kad praeitais metais prasidėjęs dialogas tarp ekosistemos bendruomenės ir sprendimų priėmėjų tęsiasi šiais metais ir mes jau matėme ir girdėjome, kad yra įsipareigojimai tęsti pradėtus darbus, diskutuoti su mumis, su suinteresuotomis šalimis ir galvoti, kaip stiprinti šį sektorių. I'm very, very pleased and very, very happy to be in this forum because I'm impressive. You have really politicians that are engaged, you have the ground, so it seems that Lithuania is really ready for social economy and social enterprise. So, and the forum gives me really this feeling of a ground, of a framework that is ready really for development, boost and so on concerning social economy and social enterprise. So very impressive by your forum. What I can wish you is just to continue in this way. Due to the fact that I noticed that everyone is here very engaged, you just need to continue. You have started this good road. You are now in the good direction. I think that you just need to continue to maintain this enthusiasm, these inspiring activities that you have. Šiandien šitas forumas mums davė Seimui tam tikrus namų darbus atlikti.
tai reikalingas įstatymas. Anksčiau paruoštas 18 metais įstatymas jau netitinka šiandienos reikalavimų ES tiesiog krypčių, kurios irgi yra pasikeitę. O šis forumas tai ką parodo? Parodo, kad mūsų socialinė ekonomika yra labai svarbi grandis, nes mes turime stambųjį verslą, smulkųjį verslą, o socialinė ekonomika apjungia visus verslus. Ir dar kas išryškėjo ypatingai krizių metų, pandemijos metais, kad socialinis verslas labai daug prisidėjo prie mūsų visuomenės įtraukimo į gyvenimą, į labai dėl psichologinės būsenos, to bendravimo, ko labai trūko. Čia didžiulė jėga yra būtent tos bendruomenės, kurios šiandien aktyviai dalyvauja. Jos pasiekia kiekvieną žmogų, kiekvieną kaimą, kur atvykę šiandien į forumą, jie tą žinią parneš ir svarbiausia, kad tie žmonės darbais pajaus ateityje.